Kuriant pasakojimus, kurie neturi ribų, televizija tapo neribotos kūrybos sritimi, sužavėjusi žiūrovus sudėtingais fantastiniais siužetais, patraukliais veikėjais ir vaizduotę stimuliuojančiais pasauliais. Kiekvienas pasakojimas kelia iššūkį mūsų suvokimui apie egzistenciją, technologijas ir žmogiškąją būseną, paversdama jas ne tik pramogomis, bet ir giliais apmąstymais, ką iš tiesų reiškia būti žmogumi. Su jumis sveikinasi kinomanija.lt ir mes netrukus apžvelgsime 5 įsimintinus fantastinius serialus. There must be 30 dead scientists in the past month. Christ, another countdown. Has anyone else seen it? Trijų kūnų problema. Ypač lauktas mokslinės fantastikos gerbėjų projektas. Serialas paremtas vienu garsiausių šiuolaikinės mokslinės fantastikos literatūros kūrinių – kinų autoriaus Liu Cixin romanu, tiksliau trilogija. Moksliniai išradimai ir fizikinės mįslės šiame seriale perkeliami į ekraną su išskirtine vizualinė didybė ir stebint įvykius apima ilgai išliekantis wow įspūdis. Istorija prasideda Kinijoje. Serialas iš anksto praneša apie savo užmojį, prasidėdamas vieša kinų mokslininko egzekucija per Mao kultūrinę revoliuciją, o paskui peršoka į dabartį, kur nepaaiškinamų būdų miršta daugybė žymių pasaulio fizikų. Šios mirtis gali būti susijusios su keletu keistų reiškinių. Visame pasaulyje dalelių greitintuvuose atliekamų eksperimentų metu staiga paaiškėja, kad pastarųjų kelių dešimtmečių tyrimai yra klaidingi. Genialiems mokslo protams siunčiamos nežinomos kilmės futuristinės ausinės, kviečiančios juos prisijungti prie neįtikėtinai tikroviško virtualios realybės žaidimo. Be to, vieną naktį visos žvaigždės danguje ima mirksėti. Visa tai leidžia manyti, kad šioje visatoje veikia pažangi jėga ir tai prasideda kaip detektyvinė mįslė, kurią tyria susikrimtęs žvalgybos tyrėjas Clarence'as Dashi, aktorius Benediktas Vongas, ir jį perauga į grėsintį pasaulių karą. Astrofizikė Ye Wenjie, tapusi komunistinio režimo žiaurumų liudininkė, kuomet radikalūs studentai žiauriai nužudo jos tėvą, nusivylusi žmonija bei jos destruktyviais polinkiais, įsitraukia į slaptą karinį projektą, kurio tikslas yra ieškoti nežemiškos gyvybės. Iš pradžių neaišku, ko nori ateiviai ir ką jie gali padaryti, kad gautų tai, ko nori. Kadangi prie serialo kūrimo prisidėjo sostų karų kūrėjai, tokie kaip Davidas Benioffas ir Danielis Brettas Weissas, tikimasi, kad šou apjungs sudėtingą personažų vystymąsi su didelio masto, vizualiai epiniu pasakojimu ir prilygs žymiajam Liu Cixin romanui. I have something to tell you. And you're very lucky, because I've never told anyone this in my whole life. You ready to make history? You say that every time. Naktinis dangus. Mokslinės fantastikos drama pasakojanti apie Frankliną ir Airiną Yorkus, porą prieš daugelį metų atradusią savo kieme paslėptą kambarį, kuris nepaaiškinamai veda į keistą, apleistą planetą. Jie tiksliai nežino, kas tai per planeta ir kaip viskas ten veikia, nors ir apsilankė joje daugiau nei 800 kartų. Jiems tai kaip kelionė prie raminančio ežero, apie kurį niekas kitas nežino. Ta planeta žavinga ir visa ji priklauso tik jiems. Sutuoktiniai ilgai ir atsargiai saugojo savo paslaptį, tačiau kai jų gyvenime pasirodė paslaptingas jaunas vyras, Yorkų ramus gyvenimas greitai sugriūva, o paslaptingas kambarys, kurį jie manė gerai pažįstantis, pasirodė esąs daug daugiau, nei jie kada nors galėjo įsivaizduoti. Nakties dangus išsiskiria apgalvotų temų kaip meilė, senėjimas, netektis ir žmogaus troškimas nuotykiams tyrinėjimu. Serialas taip pat pasižymi stipriais pagrindinių aktorių Oskaro laureatų Sissy Spacek ir Jonathano Kinlo Simonso pasirodymus.
Nors serialas yra kritikuojamas dėl lėtos siužeto eigos, jo intymus veikėjų vystymosi ir mokslinės fantastikos intrigos derinys sulaukia pagirų. Apskritai, Nakties dangus parodo unikalų emocinio pasakojimo ir kosminės paslapties mišinį, skatindamas žiūrovus apmąstyti nežinomybę tiek visatoje, tiek savo pačių gyvenimuose. Verta paminėti, kad serialas parodo realistiškus pagyvenusios poros, gyvenančios mažame miestelėje, gyvenimo sunkumus, kartu panardindamas žiūrovus į fantastinius nuotykius. Šis kasdienybės ir nepaprastumo derinys išskiria Nakties dangų iš kitų mokslinės fantastikos serialų. Hello, my name is Mark S. And I have, of my own free accord, elected to undergo the procedure known as severance. Psichologinis trileris Atsiskyrimas vyksta distopinėje netolimoje ateityje, kur įmonės darbuotojai Lumen Industries patiria procedūrą, vadinamą atsiskyrimu. Ši kontroversiška operacija chirurgiškai atskiria jų darbo prisiminimus nuo asmeninio gyvenimo, sukurdama dvi skirtingas tapatybės. Vieną jų profesiniam gyvenimui, kurie nežino nieko apie išorinį pasaulį, ir kitą asmeniniam gyvenimui, kurie nieko nežino apie savo darbo patirtį. Tai reiškia, kad darbuotojas darbe atlieka savo darbą be jokių išorinių trikdžių ar nepageidaujamų minčių, o palikęs darbo vietą, neapsunkintas darbinių rūpesčių gyvena kaip jam patinka. Tokiam eksperimentui pasirašė ir duomenų analitikas Markas. Negalėdamas ištverti sielvarto dėl žmonos mirties, jis nusprendžia, kad geriau pusę laiko, kai yra sąmoningos būsenos, praleis visiškoje užmarštyje. Beje, duomenų analitikai nei kiek nenutuokia, su kokiais duomenimis turi reikalų, o tiesiog aklai seka nurodymus ir nieko neklausinėja, nes taip nustatyta įmonės potvarkiuose. Maža to, jo seka akyla, niekad nesišypsančios ir griežtos vadovės Harmonijos akis, o jai talkina jos padėjėjas ponas Milčikas. Viskas taip ir toliau būtų klostysis sąlyginai ramiai, jeigu nebūtų išaiškėję, kad įmonė slepia nedorus darbus ir nebereikalo siekia nubukinti savo darbuotojus. Kai kam pavyko pasprukti iš šio užburto rato, toks žmogus pasirodo Markui, kai jis gyvena savo įprastą rutiną išorinėme pasaulyje. Atsiskyrimas verčia susimastyti apie darbo ir asmeninio gyvenimo atskyrimo pasekmes. Serialas nagrinėja tapatybės, atminties ir darbo poveikio asmeniniam gyvenimui temas, keliant gilius klausimus apie autonomijos pobūdį ir žmogaus patirtį vis labiau kontroliuojamame pasaulyje. Su savo įtampos, tamsaus humoro ir komentarų deriniu jis išsiskiria kaip svarbus šiuolaikinės televizijos pavyzdys. This is your station? But what am I actually doing here? I'm not gonna tell you. Don't worry. You're gonna figure it out. Bet kas yra matęs ankstesnius du pripažinto režisieriaus Alekso Garlando filmus Ex Machina ir Annihilation, pažins išskirtinius rašytojo ir režisieriaus stilio bruožus. Abiejose filmuose vyrauja įspūdingi vaizdai, inovatyviai futuristinė scenografija ir nerimą kelianti atmosfera. Ir visa tai sudėta į ambicingą, intelektualią, mokslinės fantastikos istoriją. Iš 8 serijų sudarytame miniseriale Devs, kuris yra pirmasis Garlando darbas mažiesiems ekranams, tikrai pamatysite visą tai ir kur kas daugiau. Devs nukelia mus į netolimą ateitį San Franciske. Pasakojimas seka Lily Shen, kompiuterių inžinierė, kurios vaikinas Sergejus dingsta po to, kai jis yra pakviestas dirbti paslaptingame kūrimo skyriuje, priklausančiame pažangiai technologijų kompanijai Amėja. Tyrinėdamas Sergejaus dingimą, Lily sužino apie kompanijos ambicingą projektą pavadintą Devs, kuris siekia sukurti galingą kvantinį kompiuterį, galintį prognozuoti ateitį ir analizuoti kiekvieną praeities detalę.
Devs komanda, vadovaujama paslaptingo Forrest, mano, kad ši technologija gali atskleisti fundamentalią realybės prigimtį. Pagrindinė veikėja Lily susiduria su filosofiniais klausimais apie determinizmą, laisvą valią ir pažangios technologijos etinius aspektus. Serialas nagrinėja galios ir mokslo ribas ir bando išaiškinti, ar visgi patys žmonės kontroliuoja savo veiksmus, ar viskas yra iš anksto nulemta. Šis serialas garsėja stulbinančiais ir įsimintinais vaizdais, dažnai vaizduojančiais minimalistinę, bet kitonišką aplinką. Ypač ikoniškas yra Devs laboratorijos dizainas, pasižymintis auksiniu, spindinčiu įvaizdžiu ir futuristinė atmosfera. Apšvietimo spalvų ir aplinkos naudojimas stipriai prisideda prie išskirtinio serialo tono. We do not know how long we have been underground, or who built the silo. Silo yra distopinis mokslinės fantastikos serialas, paremtas Hugh Howey Wall romanų serija. Veiksmas vyksta milžiniškame požeminėme Silo, kuris talpina paskutinius žmonijos likučius pasaulyje, kur išorinė aplinka yra nuodinga ir mirtina. Silo gyventojai gyvena griežtų taisyklių apsuptyje, kurias nustato sistema, skirta išlaikyti tvarką ir saugumą. Siužetas sukasi apie Juliet Nichols, įgudusią mechanikę, kuri atskleidžia neraminančias tiesas apie Silo istoriją ir žiaurias sistemas. Tyrinėdama aplinkybės, susijusias su savo motinos paslaptinga mirtimi, ji pradeda kelti iššūkius esamam gyvenimo būdui ir abejoja valdžios žmonių motyvais. Jos kelionė atskleidžia paslaptis apie Silo statybą, jos valdymą ir galimybę gyventi lauke. Ji bijo pasidalyti šiais įsitikinimais su savo vyru, kuris pasirodo yra šerifas, nes Silo tai vieta, kur už nesutikimą ir nepritarimą gali būti baudžiama. Ten galioja viena nekintama taisyklė – neprašyk išeiti. Kiekvienam, kuris prašo išvykti, turi būti leista tai padaryti, bet tuomet niekas niekada negrįžta. Politinių intrigų, asmeninių aukų ir kovos už laisvę kontekste Silo nagrinėja tiesos, kontrolės ir žmogaus dvasios atsparumo temas, susidūrus su nepaliaujamais sunkumais. Juliet, kovodama už atsakymus, paskatina revoliuciją, kuri grasina sunaikinti patį jų visuomenės branduolį. Silo yra giriamas už produkcijos dizainą, vizualinį atvaizdavimą. Didžiulė daugiapakopė požeminė struktūra pavaizduota su didybės ir senėjimų pojūčiu, pabrėžiant jos gyventojų izoliaciją ir uždarumą. Kontrastas tarp tamsaus, pramoninio Siloso interjero ir paslaptingo nykaus išorinio pasaulio dar labiau sustiprina vizualinį patrauklumą. Tikimės, kad sužinojote bent vieną dar negirdėtą serialą, kuris jūs suintrigavo. Su jumis buvo kinomanija.lt. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą, spustelti patinka ir varpelį, bei palikti komentarą su savo nuomonė apie sudominusį serialą. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.